Labą dieną. Alio, aš esu Vasara. Aš irgi tik šalta. Šiandien matysite. O ką matysite? Ta, ką matysite, tad žiūrėkite. Tai prašau ir žiūrėti. Sveiki žiūrovai! Gerą dieną, žiūrovė. Mes norime jums pristatyti naują šou. Baimės faktorius. Turime 4 dalyvius, bus 3 rungtys, išliks tik 2 stipriausiai. O jiems prireiks labai daug drąsos, taigi dabar eime susipažinti su žiūrovais. Su dalyviais. Vardas ir kodėl tu čia? Aš esu Deividas, o esu čia todėl, kad gavau pakvietimą iš VNLT dalyvauti čia. Vardas Lukas, o atėjau čia, nes kaip ir visi trokšta pinigų ir šiaip mėgstu iššūkius. Aš esu Kristina ir mane atvedė smalsumas. Mano vardas yra Sandra ir aš noriu išbandyti jėgas. Traukit. Sėdėkit. Tau trumpiausias. Dėmesio, pirma užduotis. Dalyviams reikės padainuoti miesto centre dainą Iva, blondinai ir briunetai. Sėkmės jums! Vertinsime garsą, aiškumą ir judesius 10-balei sistemai. Saldžiai nusišypsot ir primerkiat akį, fotoaparatai bliksi lyg patrakę. Galite iš priekio, galite iš šono, maivytis prieš objektyvą, jums malonu. Jūs brunetės, mes blondinės, Pasakstytos palaidinės, žvilgsniai gundo, akys dega, jums visai vienodai, ką apie mus šneka. Jūs brunetės, aš blondinė. Prasakstyta palaidinė, žvilgsnį gundo. Žvilgsniai gundo, akys dega, jums visai vienodai, ką apie mus šneka. Prasakstytos palaidinės, žvilgsniai gundo, akys dega, mums visai vienodai, ką apie mus šneka. Tęsime savo šou. Dabar bus antroji užduotis. Šie dalyviai turės suvalgyti kuo greičiau, tiksliau išgerti čia stiklines. Čia yra svogūno laiškai, česnako laiškai, tujos, apinių lapai ir pats svogūnas. Kas greičiau išgers viską, tas laimės šią užduotį. Galima užsigerti vandeniu. Trys, 2, 1, startas! Rykit! Greičiau, rykit! Nepilkit! Bus minus taškų! Tik išgerat! Gerkit, valgykit! Galite sugerti, kada tik norit! Neišpėstikit! Viskas! O, dė! Spokiu turime galėtoje! Viskas! Kaip greit suvalgė? Sukčiavo, ne? Sukčiavo, minus balas! Nežinau, Rykit, Kristina, ryk! Negalima sukčiavo. Skanu, labai gerai! Valgyk! Spokiu! Kas antras? Greičiau, Dar, baigiam, ryjam! Erkai! Ryk! Ignis, sakyk! Valgykit greičiau, varykit! Nu! O, jau dar vienas tai galėtas yra. Aš nebelaikiu. Gerai. Lukas vos neapsiveikė. Baigėsi antra užduotis, paklausime, kaip jaučiasi mūsų dalyviai. Kaip sekėsi? Prastai. Kodėl? Neskanu. Man sekės gerai, bet aš nepabaigiau, nes nebebuvo prasmės. Nieko nedaug liko, maždaug 90%. Ne.
Man iš tikrųjų žiauriai sekėsi, aš net nežinau, kas ten yra, taip dabar net furdusi, negali būti. Skanu? Nei kiek žinau, Skanu? Sekės gerai, laimėjau ir po laidos paprašysiu receptą, aišku. Gerai. Deividas šiek tiek sukčiavo, nes išpylė maisto, nesuvalgė visko, todėl mes ją minusuosime tašku. Mes prieėjome prie paskutinės užduoties. Esame prie didžiosios Maksimos. Gerai, kad ne prie mažosios. Jo. Kiekvienas iš jūsų turės apsivilkti čia suknelę, bėgt ir rėkt. Ką norėsit? Sugalvokit patį. Šokių rungtyje nugalėjo Lukas ir Kristina, nes jie geriausiai buvo tenais. Valgyme nugalėjo taip pat Lukas ir Sandra, todėl kad Kristina nesuvalgė visko. Ir paskutinėje rungtyje iš bernų nugalėjo Deividas, o iš panų Sandra. Taip kad sveikinu nugalėtojus Sandrą ir Luką. Ateikit čia! Jūs patenkat į kitą Baimės faktoriaus sezono dalį. Pasveikinsiu. Ačiū. Ačiū. Nelaimėjau pinigų. Nebegausiu pinigų. Na, parodyk kaip liūdį. Labai liūdžiu, labai. Suprantam. Taigi išliko tik tai du stipriausi Lukas ir Sandra. Kitą savaitę susitiks ir išliks tik vienas Baimės faktoriaus nugalėtojas. Viso gero, žiūrovai. Ate. Mes esame Kupiškio rajono mokinių savivalda. Šių metų birželio 12 dieną, penktadienį, 18 val. Kupiškio jaunimo centre įvyks talentų konkursas, kuriame kiekvienas galės parodyti, ką sugeba. Registruokitės elektroniniu paštu kuprms@gmail.com iki birželio 10 dienos. Siųskite savo vardą, pavardę, sceninį vardą, amžių, telefono numerį ir apibūdinkite savo talentą arba teikite į Kupiškio jaunimo centrą ir susiraskite vieną iš mūsų. Viskas. Baigiam laidą. Viso gero. Ate. Pakramtygumos. Pasakyk, koks tavo vardas. Pasakyk, koks tavo vardas. Pakramtygumos. Ir pasakyk, koks tavo vardas. Pasakyk, koks tavo vardas.